Na, aišku, ir nesitikėjom lengvų rungtynių, vis tik pirmos rungtynės ir jaudulio buvo daug. Džiugu, kad iškovojom pergalę. Šiaip apie patį žaidimą. Labai daug buvo broko tiek puolime, tiek gynybai. Neįvykdėm daugelio dalykų, kuriuos buvom suplanavę prieš varžybas. Tai aišku, 100% niekada to negalima įvykdyti, bet šiandien jo buvo ryškiai per daug. Prašau. Kas nutiko po pertraukos iškart, kad jau trečią minutę prašėt minutės pertraukėlės? Vėlgi buvo akcentuojama, kaip ir Tamulis kalbėjo, atsitvėrimas lentos ir po pertraukos vaizdas nepasikeitė. Jų žaidėjas Agarvanis ten vėl ėmė puolime kamuolius, dėl to buvo priverstas prašyti minutės. Ar jau analizavote savo būsimų varžovų žaidimą? Rydno su Danų varžovų, ta prasme. Žiūrėjau jų varžybą su italais, bet dar aišku labai negalvojam, kaip prieš juos žaisti, tai galvojam apie graikus, aišku. Ar kaip nors po rungtynių motyvuoti savo vaikus, kad jie taip ir toliau kovotų, nepasiduotų, kaip nors uždega tai? Nežinau, man atrodo papildomos motyvacijos, tai aišku, kažkokias šnekamės prieš rungtynės, ten kažko specialaus nėra, man atrodo, čempionatas vyksta Lietuvoje ir pats tas faktas, kad Europos čempionatas papildomos motyvacijos jiems nemanau, kad reikia. Graikai nustebino kur nors ar ne? Ne, gal nesakyčiau, kad kažko labai nustebino, mes buvom žiūrėję jų skautinę kelias varžybas, tai to ir tikėjomės, aš tik paprasčiausiai, kaip sakau, labai daug ko neįvykdėm, ką mes tarėmės ir planavom. Tai gal sakysim, dėl to toks ir sunkus žaidimas, tos pergalės sunkiai pasiekta buvo. Įvykdė todėl, kad pirmos rungtynės ir jaudinasi vaikinai biškė? Aš galvoju, kad tas labai stipriai prisidėjo.